jokių iškrypimų, jokių kaip yra iš tos. Ir turysis. Va ir piešiam dabar turysis. Ir šitoj bindūrai 4, 5 runa matosi. Tai jūs turėtumėt matyti. Na, aš va čia pasufleruoju, nautys. O ta runa nautys va čia. Nautys. Tai netgi dar geresnė 5 runa, bet jinai kaip šešėlinė, kaip paslėptoji vadinasi. Bet jinai suteikia, kad dar duoda supratimą, reiškia, tas, kas gauna per galvą atgal, tai jis dar jisai susimasto, kad man čia jau taip trenkia, kad aš daugiau ten nebelysiu ir aš supratau, kad, nes yra tokių, kurie gauna per galvą, bet jie nesupranta, vėl eina, vėl gauna ir vėl eina. O čia, reiškia, šita, jinai nautys dar duoda supratimą, kad, žinai, viskas ten jau. Tai čia vat šita irgi labai galinga, aš dažnai naudoju, dabar šiek tiek kitokias dar naudoju, bet kuo paprastesnė formulė, tuo yra geriau. Daug runų, tai nereiškia, kad ta formulė labai gerai veiks. Reikia labai gerai sustatyti jas ir suskaičiuoti. Tai va tokia apsauga grąžinimas vadinasi. Užsirašysit, sustabdysit, jeigu kam reikės. Taip, pasirašta šiandien žiūriu galingai, 44 minutės. Taip, toliau. Kita, taip, runos kryptas, taip. Aha, irgi aktuali labai, nuo visokių intrigų, šmeižtų, visokių apkalbų. Būna, žinot, žmonės iš pavydo, žinot, ten kažką murma, ten kažkur kažkaip. Labai irgi gera formulė apsaugos, vat. Anzus, teivas, turysas. Mes dar nenagrinėjom, Anzus bus 4 runa, irgi gana didelis apimties, bet ten jau dieviškoji runa. Turysas jisai daugiau tokios iki žemės, o čia jau Odino runa Odino. Tai va, Anzus, teivas, turysas. Na čia aš taip turėjau, kaip jau piešiau, tai piešiau aš. Žodžiu, taip. Šitas, reiškia, Anzus, tai burna, kalba, informacija. Gali būti informacija, gali būti medija informacija, kažkokios tai žinutės. Žodžiu, teivas, kaip visada, greit sureaguoja, sutvarko, kame čia teisinga, neteisinga, turysas atmeta atgal iš karto. Žodžiu, šitas apkalbas gauna jis, žodžiu, jis nutyla ir daugiau kalbėti nebenori, eina su kitais kažką aptarti, kurie neturi tokių apsaugų. Runos kryptas, vėlgi, kaip ir sakiau, visada piešiama taip, kaip yra, visada reikia išsidėlioti. Kai išsidėlioju runos kryptą, tada taip ir dedi. Reiškia, pirma Anzus, va čia jau sudėtingiau jums įžiūrėti, bet dabar žiūrėkit. Anzus čia yra visos runos čia sutelpa. Taip, Anzus, lyg tai gerai vedu, matau, taip, Anzus, taip, teivas, taip, ir turysas. Runos kryptas, viskas čia paprastai geriau dėti 2 taškiukai dedami, todėl, kad atskirtų formulės vieną nuo kitos, kai jos nesusikabintų. Kai kas deda 3, kai kas 2, aš 2 dedu, čia kiekvienas meistras savaip daro. Irgi, žodžiu, visi šmeižtai, visi neteisingi kaltinimai, visi kažkokie tai ten negeros kalbos, visokios ten pašnapždėjimai, tiesiog grąžina atgal ir tas žmogus nebenori net nieko bendro su jumis turėti, jeigu jisai kaltas ar kažkaip kitaip. Taip, dar viena.
Kodėl rodau formulės? Todėl, kad jūs turite knygelę ar PDF, jūs pasiskaitykite apie turysą, bet čia yra praktika. Čia jau yra praktika, žodžiu, kurią aš jums pateikiu, minimaliai, aišku, kas jums užtenka 3-4 rūnų, bet daugmaž jūs galite ir šiaip suvokti, kaip jos daugmaž dera ir kaip jos veikia. Tai aš manau, kad bus naudinga informacija. Sėkmės apsauga. Gera formulė, galinga, bet tatyvas, dabar apie tatyvas, mes kai eisim, kadangi tai 3 atas, tai ten rezultatas. Tatyvas yra teisingumo, dangaus, žodžiu, kaip pasakyti, teisėjas, jisai, kaip ir sakau, tikrina. Jeigu tas žmogus kažką tai, kaip jis nori sėkmės, reiškia, jisai ten kažkur, žodžiu, pinigus kažkur tai, kažkur nurašinėja, bet jis nori sėkmės, ar ne, nuo kitų nurašinėja, bet sėkmės jisai nori. Tai jisai taip gaus per galvą, kad jam čia geriau tokios formulės nesirašyti. Vis tiek bus patikrintas ir išeis taip, kad tas tėvas nuves išvis į teismą. Tai iki šito gali dar daeiti. Visada reikia žiūrėti, kokios vidinės moralinės savybės žmogaus. Visada rūnų savo pasidaryti apgaulį ar kam, niekam nelinkiu, nes vis tiek bus blogai nuo to. Tai va, tėvas Saulo turysas. Sėkmė, čia tėvas Saulo, va šita būtent, kur matot runos skriptą, dažnai galima buvo matyti Vokiečių Reicho, žodžiu, jų okultiniuose dokumentuose. Čia pas juos yra šitas dalykas. Bet tai nereiškia, kad čia prie ko čia Reichas, bet buvo tokie, taip, jie turėjo, daug buvo dar Saulo tėvas, jų buvo jų uniformose reiškia, šitie ženklai. Tai irgi taip pat, vėlgi daroma taip, čia dabar jau sujungiama, kadangi neišeina tėvas prijungti, kažkaip tai čia tokia padaryta gudresnė formulė, runos skriptas, tai ir rašom tėvas, tada tėvas ir iškart, kad mums Saulo būtų, nes kitaip, labai griozdiška gausis runos skriptas, reikia, kad jis būtų realiai dizainiškai gražus, ne tai, kad praraityta visai kaip, bet jisai turi būti antiek minimaliai gražus, sueiti taip, kad, kad būtų tas, kas reikia. Taigi, tėvas, Saulo taip ir rašosis, taip. Čia yra anglosaksiško Saulo. Furtako yra taip, bet tai iš esmės nesiskiria jos, tiesiog čia dėl dizaino, paprasčiausio sudarimo formulės. Tėvas, Saulo, turysas. Taip ir piešis, kiekvieną iš eilės. Sėkmės apsauga. Irgi vis dėlto dedant reikia apsakyti trumpai, konkrečiai. Ne kažkaip abstraktiškai, reikia pasirašyti. 2-3 sakiniai, ką konkrečiai sėkmei ir apsaugoj, kas turi iniciaciją, kas turi gautis. Tai toks dalykas. Dar dabar čia tokį mažą turiu, mažiukas man išėjo. Čia jau dabar nautys, jau 2 atas, bet aš tik tai taip trumpai pasakysiu, nautis, turysas, nautis, 3. Taip, įvykdo rezultatą, sustoja, vykdo rezultatą, sustoja, tol kol gaunasi. Šitas yra blogam įpročiui atsikratyti. Nuo rūkymo, sakykime, arba dar kažko. Alkoholį jokių būdų nenaudojam. Alkoholį niekas nepadės. Čia gali būti kažkokį blogą įprotį žmogus turi. Jis ten, kažką tai. Ar jis dažnai žaidžia kokiais tai video žaidimais, ar
dar kažkuom, tai tiesiog, kur dabar, ant kūno nelabai gerai pieštis, geriausiai ant savo foto nupiešti, jeigu rūkymas, tai daugmaž ant burnos, taip kad, sakykime, jeigu ten žaidimas kažkur tai ant žaidimo ten, sakykime, pavadinimo šitą dalyką pieštis. Alkoholiui runos neturi jokios pagalbos, absoliučiai, nes tai yra net ne demonų, ten yra velnių ir visokių ten čiortikų veikimas ir visos esybės blogosios suėjęs ir sugraužia ten su žemom vibracijom. Taip, runos tikrai nepadeda alkoholiui atsikratyti. Taip, dabar neigiamas parodau tokias versijas. Čia tik versijos tokios, kaip, jeigu kartais iškristų panašiai, taip, sakykime, turysas tėvas turysas. Čia yra toks, ir tas gali būti čia vienas variantas, antras, čia keli atskirai jos yra. Tai jeigu šitos yra, tai žinokit, kad čia turysas kažkoks neteisingumas vyksta, tai vyras neteisingas, kažkas tai yra negerai. Arba vyras jau su kažkokiu chaosu, gali būti jisai aštrokas, neturi valios, nesupratimo neturi, iš viso, tai išdavystė kaip po tokia gali būti baigtis tuo. Turysas manas, čia jau iš viso chaosiškas vidus žmogaus, savidestrukcija, jisai jau, kad sakytum, jeigu turysas manas teigiama, tai galima sakyti, kad jam pravalo tą kelią savirealizacijai. Tai gerai, bet šiuo atveju matot. Čia jau gaunasi lik ir gerai manas savirealizacija, žmogus kaip jis socialus ir savaip pasitikintis, tačiau turysas negatyvas. Reiškia, jisai nesupranta savęs, jisai saviiliuzijoje, saviapgauliai, kažkur bando prasiveržti, bet dėja jis pats yra kaltas ir kol jis savyje ten neištaisys, tol kiti už jį bus gabesni ir greičiau praeis ten, kur reikia. Jisai taip ir sėdės, kol nepašalins vidinių savo negatyvių blokų ir kitokių ten negatyvių minčių, savybių. Žodžiu, čia kaip kam papuls, kai jeigu kartais dėliosties. Dar viena tokia pasižiūrėjau, gal matosi čia reiškia turysas anzus lagus, čia turysas reiškia, liktai valo kelią, liktai čia, žodžiu, kad anzus lagus negatyvi, tai čia anzus yra jau melagystė, neteisinga informacija, lagus yra iliuzija. Arba kažkur tai dar neteisingai surasta informacija, kur kažkokiame sraute gali būti medija. Čia irgi gali tai. Anzus lagus teigiama, čia lik ir viskas, čia žinios sraute, viskas tvarko, išmintis, turysas. Ir viskas nueina į chaosą. Mintis, iliuzijos, viskas, žodžiu. Žmogus melagis ir intrigantas. Vienu žodžiu, anzus lagus tą ir daro. Reiškia, meluoja ten, šitas tai iš viso, kur chaosas, tai jis net kartais pats nesupranta, ar jis ten meluoja, ar jisai ten tiesą sako, jisai pats nesusigaudo, sudėtingesnis variantas. O jeigu, sakykime, klausit apie žmogų, kas tas žmogus, ir jums iškrenta turysas toks. Tai jis nuostolingas absoliučiai, jeigu jis pas jį viduje chaosas, jis nieko daryti nenori, jis veikti nenori, jis net teisės veikti negali, nes viduryje klaidos pas jį yra, arba veiksmuose kažkur klaidos. Jisai, kol nesupras, jisai nieko taip ir stovės vietoj, tai su tokiu žmogum gal nereikėtų labai ir užsiimti. Taip, dabar taip.
energetinį negatyvą dar pasižiūrėsim, kur aš ir praeitą kartą minėjau, kurios runos yra, kurios nurodo negatyvą, visos šitos runos, jeigu dėliojat, sakykime, 4, 5, jeigu, bet šiaip 4 užtenka pamatyti, ar energetinis negatyvas yra. Nesvarbu, čia gali būti lagus neigiama, perto neigiama, čia nesvarbu kokia šita, jeigu irgi visos ar neigiamos ar teigiamos, jos rodo, kad yra negatyvas. Jau čia antrą kartą minėjau. Bet yra ir turisas, kadangi jinai juodoji runa, tai jinai papuola į šitą negatyvo nustatymo formulę. Šitų. Kokios versijos? Versijos, aišku, reikia, kaip matosi, kur atsiduria ta turisas, ar į vidurį, ar ten gale, ar kažkur, bet rodo vis tiek jau, kad negatyvas, kad chaosas, kad jau sekančios runos parodo, kame ten. Tai pagrindinė versija yra turisas kerštas, gali būti nužiūrėjimas. Jeigu, sakykime, turisas ir dar po to papuola gebo, tai kerštas dėl meilės. Čia jau buvo, čia jau atidirbtas mano reikalas, jau aš šitą tikrai žinau. Dabar jeigu turisas hagalas, čia dar reikia žiūrėti, aš čia tik tai parašiau po porą, nes reikia 4 ten, tai ten konkrečiai, bet jeigu turisas hagalas, tai irgi, kaip ir sakiau, gaisras gali būti, stichinės nelaimės, autoavarijos, gali būti trauma, jeigu kūniškai, fiziškai, bet gali būti ir gedimas, nes turisas dar atitinka labai tokia galinga transporto priemonė. Galinga. Ten keturračiai kokie yra, ten galingi, ten Mercedes. Aš nežinau tų mašinų visokių, kurie yra su galingais varikliais. Labai galingais. A jeigu čia, sakykime, va taip dabar privedžiau su elektromobiliais, tai turisas hagalas. Tai, sakykime, jeigu ten meta, kas čia man taip toliau bus, kad kažko nevažiuoja tas elektromobilis, tai čia trūks. Tai gali ir užsidegti, užsidegti. Paprastai jie labai gražiai dega, kiek aš ten esu rašęs. Hagalas, jeigu iškrenta geba, negatyvas pelnytai. Reiškia, viskas gauta pelnytai. Ką darėt, tą ir gavot. Ir nereikia ieškoti kažkur tai kaltų ar taip toliau. Dabar hagalas yra turisas, jau čia paveldėtas negatyvas, tada jau reikia dėlioti iš kur, kas kaip. Daug neatrasit. Čia netaro kortos, knaisiotis iš vis nelinkiu tenai kažkur ar senelių, ar ten proprosenelių. Nereikia lysti ten atgal. Sustvarkykite dabar, sustvarkykite kas ir kur aplinkui, kur ką taisyti, bet lysti tenai, kur jau viskas įvykę, kur jau Nornos likimas jau yra sutvarkęs ir sudėliojęs, tai lysti žmogui ten nėra prasmės. Išsiaiškinkite čia, pasitaisykite, išsivalykite pirmas savo vidinius ten sluoksnius ir visą kitą. Apsaugą sustvarkykite, po to talismanus. Žodžiu, pirmą žiūrėkime, kas vyksta čia ir dabar. Runos tam ir yra duotos, kad jos, už tai jų negalima tatuiruoti jokių būdų. Tai versija dar turisas urus, tai čia trauma žaizda, jau čia sveikatai, tai čia jau tikrai. Arba gali būti operacija, dar gali būti, nes peilis, adata irgi taip, tai va tokia versija. Gerai, antras atas jau eisim daug toliau nueis, kol kas aš čia tik tai taip parodu, čia šitos vadinamos juodosios
egzistencijos patikrinimas. Taigi šiai dienai labai aš čia jau daug užsikalbėjau, net nežinau, ar čia kokią man dar kokią dėlionę padėlioti, net nežinau, kokiu klausimu turysas šiandien turisas, taip. Taip, ugnies toras. Beje, būtent ritualinėse dalykuose yra toro apsauga. Reiškia, į vieną kryptį, į kitą kryptį, kai daroma maginiai ritualai, visada yra toro apsauga, jis saugo, kad neteitų visokių nereikalingų dvasių, esybių ritualo metu, tai yra, jis suteikia apsaugą. Taip, kad, sakau, labai galinga, labai mano mėgstama runa, kaip ir visos kitos, bet šita labai gerai duoda, ypač per galvą tiems, kurie čia visaip kaip. Ką dabar man čia užklausti, vat būtų kokios nors, jūs duotumėt klausimus į toj grupiai, kokioje tai kurią ten aš sukūriau. Ai, dar vieną tokį, ką aš čia pasidėjau. Būna, reiškia, kai yra, sakykime, turi akmenukus, ar ne, čia vat yra korta, tai mes žinom, kad jinai arba taip apsivers. O jeigu jinai va taip apsiverčia, jeigu akmenukas ir ką jūs žinot, kokia čia yra dabar reikšmė. Vat ir sunku tie, kurie akmenukus. O paprastai yra 45 kampų pasukama. Visą laiką pagal laikrodžio rodiklį. 45 sukam, tėvas neigiam. Arba jeigu, sakykime, jinai taip apsisuka, tada vėl mes sukam 45. Jinai taip apsisuka. Žodžiu, pagal laikrodžio rodiklę. Čia, tarp kitko, kas turi akmenėlius, ar kurie nebūna vienodi, tai taip sukiojasi. Gerai, tada Liepos mėnesio, sakykime, Liepos mėnesio bendra energija. Nors visi atostogauja, gal nesurezonuos čia labai, o ką aš juntu. Aš kartais nuskaitau energinį lauką, daug minčių mane pagauna, bet aš ne viską išsakau. Man įdomu toks dalykas. Šiandien žiūrėjau, kiek čia valanda, žiūrėjau tokią įdomią dokumentinę laidą apie Australiją gyvenantis. Tai ten taip paprastai buvo paaiškinta, kad visi turtai ir visi kapitalai, viskas yra pagyvenusių ir senų žmonių rankose. Iš tiesų, taip aš sutinku. Jisai palygino dar su Vokietija, sako, Vokietijoje sėdi dažniausiai senoliai, ten dar kažkur, ir pas mus pakankamai senolių yra, gana tokių auksinių. Nes jie sukaupia turtą, jie paskui perrašo, vienu žodžiu, vis tiek tie senoliai, apie Australiją daugiau, aš įsivaizdavau ją kitaip. Žodžiu, tie senoliai, jie sukaupia yra turtą, paskui persirašo vaikams ir jie taip eina iš kartos į kartą, nieko neveikia, nieko nedirba, o tie vis emigrantai atvažiuoja ir jie visą laiką tai barakose ten kažkur gyvena, tai paskolose įlenda, eilinis kartas, kaip mes visi žinom. Todėl, žodžiu, labai jie nenori tos vidurinės klasės, kad jų neliktų tos vidurinės klasės. Čia tie dirbantieji, individualininkai, visi kažką tai, kur bando kažkaip tai daryti. Jiems tas nereikalinga. Reikia arba visiškas skurdžius, arba mes turim viską. Tai yra toks principas. Ir jis taip gana iš savo patirties viską paaiškino. Nežinau, dabar žiūrėkim.
žiūrėkim, kokia teisė jų turėti tos, nu taip, va, žiūrim, reiškia, koks nors ten Sorošas, tai ką jis jaunuolis, ar ten Geitsas jau irgi ne jaunuolis, arba dar kažkas kiti senesni, tie būtent, kurie turi didelius kapitalus, ne taip, kad čia apie kažkokius tai mūsų ten išvykusius į Graikijos salą ir dar kažten ten smulkmė, bet kur jau yra korporacijos tokios, kur jau ten šeimos eina, tai kalbama apie tokius, sakykime, kokia jų teisė yra, ar jie teisė, tai gauna. Taip. Geba jiems kaip dovana. Ot gražu. Net ašara nubyrėjo. O, Asgardas. Reiškia, jiem kaip dovana. Dovana, reiškia, taip. Gerai, dovana. Gerai. Dovana nuo ko dabar? Dovana nuo ko pagrindinai eina? Čia palaukit, aš jau taip įsidrąsinu, nesimato, čia žiūriu. Dovana, kuomet ta dovana čia jiems? Taip, dovana eina likimas ir dar teigiama Eivas, teigiama Hagalas. Gali būti, kad Berkana. Kodėl Berkana? Augimas, atsinaujimas, kodėl jie, tai ką jie nekaupia toliau, ar kaip, nes Berkana dar kaupimas, atsinaujinimas, arba gimimų nėra. Tiesiog seniukai ir tiek. Gerai, tikslinam. Palauk. Taip, Berkana turysis. Asgard. Šiandienos tema turysis. Taip. Neteina, kaip pasakyti, tarp jų yra pagyvenusių moterų, kurios galbūt negali susilaukti palikonių. Žodžiu, Berkana dar rodo, kad gali būti arba o jeigu žiūrėt kaip rezultatą, kaip po tokį, tai galiu tada, jeigu bendrai va taip sudėjus, čia dar reikia daugiau žiūrėti. Tai gauti tai. Visada, kai žiūrim, tai žiūrima taip va. Nu, čia yra kaip signifikatorius, kaip ir dangus jiem čia duoda, bet va čia tai nelabai gerai jiems kažkas einasi. Lik ir saugoma yra gana, bet va čia yra Hagalas, nors Hagalas teigiama, bet augimo nėra, pas juos nėra. Nu, kažkas tai yra atgimimu su moteriškom, nežinau. Ten vieni tie vyrukai belikę, ten nėra kaip, nežinau, nusenusios moterys, neatsigaunančios, augimo nėra to vadinamo.
Nu, žodžiu, nelabai kasi Berkano galas, tai išvis destrukcinė jėga. Eina Berkano žemė, vanduo. Vanduo, ugnis. Nu, žodžiu, verda ir tiek, bet kad jie jėgą turi, taip. Gyvas turysas, taip. Bet tik tai tiek, kad pačiame viduje, nu, nelabai kas ten vyksta. Visko ten yra, mes nesužinosim, bet iš Asgardo jiems duoda arba jie už šitą dovaną turi susimokėti destrukcinę vidinę. Ten jų viduje yra, jų ložėse kažkas tai. Nors šitos, sakykime, išėmam 2-3, taip. Jie kažkaip laikosi, taip, saugosi visą kitą, bet vat vidus, va toks, destrukcija vidinė. Nu, pažiūrėsime ateity, kaip bus, bet aišku, čia reikia daug nagrinėti. Šiandienai gal užteks, aš jau iš tikrųjų čia kitam kartui ką nors kitą panagrinėsiu. Gerai. Kas ta grupė? Aš čia paklausiau apie savo grupę, taip vadinamą, kur darau messengerėje. Daug kas čia paukoja energijos, ar tik nešvaistau čia aš tos energijos. O kame reikalas? Rezultatai gana maži. Kodėl jūs taip nesidomite, jums atrodo įdomu, o išsipildymo nėra. Nu, gal kaip kiekvienam vis kitaip čia reikia žiūrėti, bet runoms reikia galvoti visada, nes čia ne taro kortos. Kodėl čia taip? Viskas, stop, Norna. Pasakė taip, viskas, stop, užtenka, stop, prisišnekėjau. Ačiū runoms, nuvalau energiją. Algys, ačiū. Kągi, dėkoju, iki sekančio pasikalbėjimo, aš čia pasitariu.